Sveiki, jūs savaitgalio bitynė, savaitgalis, nuotaikos puikios, nes paisant to, jog lietus ateina. Atsikėliau anksčiau, dar balsas miega po penktadienio, vakar buvo bičių diena, noriu su tuo ir pasveikinti. Kaip kolegos sako, rujų diena labiau gal rusų kolegos. Spiečius prasideda spiečiasi, pastebėjau, kad daug jų spiečių yra. Tai ką, mūsų darbas padaryti, kad spiečius neišeitų iš mūsų avilio. Ir žiūrėsim, kokia situacija pas mus. Jeigu rasim motinėlių lapšelių, kažką reiks daryti. Nežinau dar ką, reiks pagalvoti. Kol kas reikia apžiūrėti situaciją ir ką. Važiuojam. Nu ką, pačiam labai įdomu, nebuvau 2 savaitės, jeigu stebit laidas. Ir ką, noriu dar pabrėžti, kad šita laida yra skirta tiem, kurie nedaro biznį. Nenori tam bitutę iščiulpti iki paskutinės sveikatos ir parduoti tą medų ko brangiau. Šita laida yra tam, kad tu mėgautum bitininkystę ir tą medų galėtum parduoti po 2,50. Nu ką, žiūrim. Labai įdomu, kas čia per situacija. Labai įdomu. O, bitutės viršuj. Viršuj gražu. Pasižiūrim. O, gražu, man atrodo, apsiūta viskas. Pasižiūrim, kaip atrodo. Nu ką, jūs žiūrėkit, prieš 2 savaitės medaus jau bando užakiuoti vienoj pusėje. Ką, reikia lysti lizdą? Nežinau, gal užsidėti pirštinės, nes lietus jos gali būti piktos. Įdomu bus tenais, tikiuosi nėra jokių lapšelių, nes daviau darbo. Kol darbas kai duotas, jas ir dirbo. Ir matosi labai gerai dirbo. Dar obelis, viena jau po to obelis pradeda žydėti. Opa! Čia. Gerai. Čia biškį pasakom, kad ateinam, pažiūrėti, kaip jums sekasi. Pilnas. Jau matau, kad jam čia biškį gali vietos ir nebebūti. O, bet matau problemą. Skruzdėlės. Va čia tai yra blogai. Reiks kažko nupirkti nuo skruzdėlių, reiškia šiandien. Nes pernai tokios problemos neturėjau. O kaip čia prilipena. Žolė didelė, visą dieną reiks tikriausiai žolę pjauti. Eikit, žinokit. Gražu žiūrėti. Taip, aš čia. Perai. Lapšelio apačioj žiūrim. Svarbu motinėlės nepamesti. Čia perai, bet lapšelių svarbu neapžiūrėti, kad nebūtų. Va, turim ir ko nelaukiam. Matot apačioj. Viskas. Reiškia, šeima spiečiaus nuotaiko gyvena. Oi, blogai, kad taip atsitiko. Reiškia, spiesis. Reikia man kito viliuko, kurio neturiu, aišku. Nes kurgi nesispės, kad nebetelpa. Taip nudžiuginu su medaus kiekiu ir va tau. O dabar jau duok nedavęs darbo, jau tikrai nieko aš nepakeisiu.
spėsis. Na, bet aš jas irgi suprantu. Šeima didelė, reikėjo ją plėsti arba atskirti. O dabar, kaip aš taip, nesitikėjau, kad taip greit jinai išsiplės iš tikrųjų. Nu gaila, kaip tokia šeima išskris laimės ieškoti. Bet aš matau, kad jau pas man gali per mažai patirties būti, kad sustabdyčiau šitą procesą, nes jau užvėlavau stipriai. Tai ką? Tai ką, turim dvi problemas. Turim skruzdėlės ir spiečiui pasiruošęsis bites. Skruzdėlės, manau, kol kas atrodo mažesnė problema. Eisiu žiūrėti kaip kitas aviliukas. Nefilmuosiu kitą aviliuką, nes per daug užtrunka laiko, vis tiek nežiūrėsiu pusvalandį, ten gaunas medžiagos. Vien žiūrėjimo tai tikriausiai pabos. O aš dar vėliau turbūt jums kažką pasakysiu, ką dariau, ar nufilmuosiu, kaip dariau. Nes reikia apmąstyti, ką dabar daryti. Situacija yra nelengva. Gaila tokią šeimą, kad išskristų, būtų gerai ją padalinti, turėčiau 2 stiprias šeimas. Gerai, kol kas tiek. Sveiki visi. Sekmadienis, savaitgalio bitynė. Ir yra didelių problemų. Lapšeliai. Bandysim dabar perkelti motiną į naujus namus. Avilio neturiu. Tai bandysim kol kas į Spietinę. Kitą savaitgalį atvažiuosiu, nusipirksiu avilį ir perkelsiu. Nežinau, kas bus. Ar pavyks čia man šitas procedūras. Ar nelabai. Ką bandom ardyti, žiūrėti. Gerai, kad nelyja. Vėjuota. Atsargiai reikia. Ir tikiuosi, motinas nenukryta kur nors. O tai. O lapšelis. Bendrinimui taip, kas įvyko. Šiaip ne taip motinėlę su perais perkeliau į Spietinę laikinai savaitį. Ją nunešiu kitom vietom, tai matyt dalis bičių grįš atgal, kaip turėtų būti. O jaunos tikriausiai dar liks kažkiek. Taip aš nežinau, ką daryti. Kaip taip išvengti. Aišku, su kitu aviliu darysiu kitaip. Antru aviliu kaip atvirkščiai darysiu. Perdėsiu motinėlę irgi, bet išnešiu avilį. Tai va, savaitgalio bitynės to ir yra kaip ir blogai. Nes kas įvyko, tai buvo, kaip sakoma, mano turbūt klaida, nes buvo per mažai duota darbo. Pradžioje pavėlavau, neišplėčiau laiku, jie nuėjo į spietimo stadiją. Na ir matom, kad turim kiekvienam rėmelėje po lapšelis, 2, 3, tai jau buvo tik laiko klausimas, kada išskris. Nežinau, ar visus išlaužiau. Atrodo, kad visus, bet visko būna.
Gerai, bandysiu šitą nešti į naują vietą. Na ką, operacija baigta. Nelengva buvo, nežinau, ar teisingai darau, ar neteisingai. Padariau su vienu vienaip, su kitu aviliu kitaip. Žiūrėsim, kas gausis. Po 5 dienų atvažiuosiu, penktadienį dėsiu motinėlę 2, reikia užsisakyti. Ir aviliukus 2. Dabar turėsiu 4 iš viso, tai nežinau, kas čia bus. Tai va taip, biški nepaėjo su šitais lapšeliais. Nesitikėjau, galvojau, galbūt jeigu spėsis, tai tik viena šeima. O čia abi. Nu, ką darysi? Ką darysi, kaip yra, taip yra. Tai ką, like. Ir iki kito savaitgalio. Gerų darbų.